Norėčiau toliau pasisakyti svečią, netgi du svečius susijusius su naujų projektų. Ir pradžioje Saugios kaiminystės grupių asociacijos prezidentė Laura Mažytė. Galimybė, dabar paprašysiu atidaryti mano skaidrės. Tikiuosi, kad ponas Ryti neprieštaraus, kad aš drįstu kalbėti apie jo projekto klausimą. Taigi jūs jau ne vienerius metus turite projektą Saugūs valstybė, kuris yra savo struktūra ir veiklomis, kurios yra atliekamos unikalus Lietuvoje. O šiandieną pasakosiu ir kalbėsiu jums apie Saugios kaiminystės programą, apie tai, kam reikalinga ta programa, kokia situacija yra Vilniuje. Taigi, tai Saugi kaiminystė tai yra viena iš nusikaltimų prevencijos programų, kurios tikslas įtraukti žmonės į tą veiklą, tapti policijos pagalbininkais, policijos akimis ir ausimis, kadangi prie kiekvieno namo, prie kiekvieno žmogaus nė viena valstybė negali leisti tau pastatyti po policininką. Ir netgi kai kuriuose rajonuose turėti atskirus pareigūnus yra labai sudėtinga valstybės lygmenį. Jūs šituo atveju turite daugelis iš jūsų savo saugos tarnybas, todėl aš rašydama, kad dažniausiai Saugios kaiminystės programa yra grindžiama bendradarbiavimu tarp policijos ir bendruomenės, parašiau žodį dažniausiai. Jūsų atveju sprendimas yra šiek tiek kitoks ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent asociacijos dėka bendradarbiavimas su policija, manau, kad pradės po truputėlį keisti ir įgaus tam tikrus kitus lygmenis. Pagrindinės bendruomenės funkcijos, ką kiekvienas žmogus galėtų ir turėtų daryti, tai visų pirma stebėti, kas vyksta aplink jūs, stengtis įžvelgti tuos netipinius atvejus, netipinės situacijas, kas vyksta. Galbūt atsiranda kažkokių nepažįstamųjų, kurie dažniau praeina pro jūsų namus. Galbūt pastebėjote, kad kažkokia mašina neaiškiai sustoja prie jūsų kaimyno kiemo. Visą tai jūs turite stebėti ir toliau jau tą informaciją perduoti jūsų turimais kanalais. Galbūt tiesiog pasiskambinti tam kaimynui, galbūt parašyti apie tai žinutę į jūsų Facebook paskyrą, o galbūt kai kuriais atvejais netgi ir paskambinti policijai. Kitam? Pasaulyje iš esmės tokia programa vyksta 38% namų ūkių. Didžiojoje Britanijoje tai apimtis yra 3,8 milijono namų ūkių, tų, kurie patys prisijungia ir dalyvauja. Estija taip pat yra pakankamai gerai pažengusi šito klausimu ir ten yra beveik 10 tūkstančių žmonių, kurie aktyviai dalyvauja tokioje veikloje. Kita. Lietuvoje dėja, bet situacija yra pakankamai prasta. Visos Lietuvos mastų Saugios kaiminystės grupių yra 1600. Tai yra oficialūs policijos departamento duomenys. Nemanau, kad jie yra plačiai viešinami ir skelbiami. Vilniaus situacija, kaip galite matyti, skaičiuojant pagal grupių skaičių 1000 gyventojų, yra prasčiausia Lietuvoje. Ir tam galima mėginti ieškoti kažkokių socialinių priežasčių, kad galbūt miesto gyventojai yra labiau nutolę vieni nuo kitų, mažiau linkę bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, bet vienaip ar kitaip tuo pačiu tai rodo visas galimybės, ką dar galima padaryti Vilniuje, kad visi gyventume geriau. Kita. Kalbant apie Vilniaus situaciją, tai jūsų teritorija priklauso pirmajam policijos komisariatui. Ir šiandien iš karto po manęs jums komisaras pristatys situaciją šiek tiek apie tai, ar iš tikrųjų jūs galite jaustis saugus ir ką dar galima būtų padaryti. Tai pirmas policijos komisariatas apskritai turi didžiausią skaičių Saugios kaiminystės grupių, daugiausia pagalbininkų, kurie padeda užtikrinti tą saugumą. Tuo pačiu tai reiškia, kad ir tų, kurie dirba tam, kad jūs gyventumėte saugiai, yra irgi pakankamai daug. Kitas.
Kaip matėt, ankstesnėse skaidrėse yra skaičiuojama, kiek tenka grupių ir tų aktyvių žmonių tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, tiek Vilniaus mastu. Nežinau, čia turbūt būtų atviras klausimas ponui Ryčiui, o koks procentas gyventojų prisijungia prie iniciatyvos Balsiuose? Apie saugius balsius? Taip. Mes labai tiksliai nesam suskaičiuoję savo ūkio subjektų, pavadinkime. Taip, aš pačiai pradžiai minėjau 5-7 tūkstančiai, bet paprastai sakant, apie saugos projektą iki finalinio mūsų užbaigimo trūkumas yra kažkur apie 30 subjektų. Tai reiškia, mes turim kažkur apie 200 grubiai ūkio subjektų. Nepilnai. Tai pakankamai geras skaičius, mes čia gerai atrodom. Bet iki Estijos dar toloka. Taip, mes tobulėjame. Toliau. Iš tikrųjų, ieškodama informacijos ir ruošdamasi šitam susitikimui, radau tokį gražų paveikslėlį, kad Vilnius tai yra saugus miestas. Pasirodo, tai buvo 2009 metų koalicijos taip reklaminė medžiaga. Todėl tikėtina, kad artėjant rinkimams saugumo klausimus jums ateis analizuoti daugumą tų, kurie norės būti valdžioje. Bet mano tikslas yra ne toks, aš noriu papasakoti, ar tai, kas buvo nurodoma kaip prioritetinė veiklos kryptis, iš tikrųjų ir yra įgyvendinta Vilniaus mieste. Kita. Taigi, pagal dabartinę situaciją atlikto tyrimo duomenimis, dabar daugiausia saugios kaimynystės grupių yra įsisteigusių daugiabučių namų bendrijose, kadangi jų Vilniaus mieste yra apskritai daugiausia. Tačiau džiugu, kad šitame sąraše yra ir sodo bendrijos, kurios taip pat dalyvauja ir vykdo saugios kaimynystės veiklas. Be to, privačių namų bendruomenės, kurioms turėtų būti priskiriami ir balsiai, taipogi sudaro 13% visų Vilniaus mieste veikiančių saugios kaimynystės grupių. Dažniausiai tokios grupės veikia nuo 1 iki 3 metų. Tai reiškia, kad nemaža dalis iš jų jau žino, ką jie gali padaryti, jau yra sukūrę savo bendradarbiavimo schemas, tam tikrus modelius, kurie vyksta, ir aš manau, į šitą dalį turėtų patekti ir balsiai. Kita. Dažniausiai saugios kaimynystės grupė sudaro iki 10 žmonių. Kita. Tačiau tik tai pusė iš jų yra aktyvių. Manau, kad ta pati situacija vyksta ir šičia. Ir tai rodo, kad žmonėms vis dar sudėtinga suprasti, ar tai, ką aš padarau, stebėdamas savo aplinką, ar tai turi kažkokios teigiamos įtakos ir apskritai tai aplinkai, kurioje aš gyvenu. Taigi, kaip patvirtinimas, kad programa veikia, galite matyti keliose kitose skaidrėse. Respondentų manymų, kadangi apklausoje dalyvavo tiek policijos pareigūnai, tiek bendruomenės, saugios kaimynystės grupės, tiek ir savivaldos atstovai, kriminogeninė situacija gerėja. Vis auga pasitikėjimas, visuomenės pasitikėjimas policija, kurią pradeda žmonės geriau suprasti, su kuria pradeda šiek tiek artimiau bendrauti, ieškoti bendrų sprendimų. Kita. Bendrai paėmus, programa yra vertinama pakankamai aukštais balais ir visų 3 grupių manymų tai skatina bendradarbiavimą tarp policijos ir visuomenės ir pati programa suteikia galimybę žmonėms aktyviai dalyvauti, sprendžiant tuos aktualius savo saugumo klausimus. Kita. Tyrimo metu buvo klausima, o kurigi iš dalių, iš programos partnerių, kas yra svarbiausia. Šitoje skaidrėje galite matyti, kad svarbiausia dalis tai yra pati bendruomenė, kuri renkasi savo pagalbininkų policijos pareigūnus. Visų pirma. Savivaldos juostelė, kuri yra apačioje, yra mažiausia ir dėja, bet savivalda kol kas pakankamai pasyviai tiek remia pačias bendruomenės, manau, kad nesumeluosiu pasakysi, tiek ir dalyvauja, kuriant saugią aplinką, nepriklausomai nuo to plakato, apie kurį kalbėjo ponas Zuokas prieš keletą metų.
Taigi, kokius mes turim programos iššūkius? Iš esmės, kaip ir daugeliu kitų atvejų, jeigu valstybė nėra pasisakiusi, ko jinai nori pasiekti, kurdama kažkokią tai programą, programa vyksta pakankamai retai. Deja, bet saugios kaimynystės įtvirtinimo ir pasakymo aiškios pozicijos valstybės, kad tokia programa turi būti, kad jinai yra reikalinga ir kad tai yra priemonė, galbūt netgi kai kuriais atvejais mažinti ir policijos biudžetą, to nėra padaryta. Saugios kaimynystės grupės didžiąja prasme neturi juridinio asmens statuso, kas reiškia negali gauti paramos nei iš savivaldos institucijų, nei iš ES fondų ar kažkokių kitokių būdų, todėl veikia tik tai pačių gyventojų lėšomis ir iniciatyva. Programa pagal dabartinę situaciją reikalinga ir ją plėtoja tik tai policijos pareigūnai, finansavimo tai dažnu atveju nepakanka ir apie pačią programą žino tikrai nedaugelis. Tačiau dėja, bet ir mūsų policijos pareigūnai, jie nėra tobuli. Jie visų pirma privalo atlikti tas funkcijas, kurių mes iš jų tikimės, sulaikyti nusikaltėlį, uždaryti jį į areštinę, pasirūpinti, kad tų nusikaltėlių mažėtų. Todėl bendradarbiavimas su bendruomenėmis yra pirmieji žingsniai. Šiais metais policija pirmą kartą bendruomenėms atsiskaitė už tai, ką jie padarė pernai. Manau, kad tokie atsiskaitimai taps reguliarūs ir viena iš jų formų galbūt bus pranešimas po manęs. Aš atstovauju pačią asociaciją ir mūsų vienas iš pagrindinių tikslų suburti tuos aktyvius žmonės, paskatinti juos dalintis gerąją praktiką, pateikti tam tikrus įrankius tiek policijos pareigūnams, tiek patiems žmonėms, o ką daryti, jeigu aš noriu gyventi saugiai, ar ne? Toks klausimas iškyla daugelį iš mūsų. Kalbos kalbom, bet kai perinam prie tą praktinį tokį lygmenį, kur kiekvienas, o ką man daryti? Gerai, aš noriu gyventi saugiai, ką turiu padaryti aš? Deja, bet niekas negali atsakyti labai konkrečiai ir aiškiai. Taigi mes būrėm visus žmonės, kuriems yra ne tas pats, ar jie gyvena saugiai ar ne, ir stengsime propaguoti saugios kaimynystės idėjas visais manomais būdais Lietuvoje. Turime mūsų Facebooką, prie kurio tikrai prašyčiau jungtis visus, jeigu jūs norite rasti gerų patarimų. Dabar ruošiame 30 naudingų vaizdo klipukų su policijos pareigūnais, su įvairiausiamis institucijomis ir su įvairiausių įmonių atstovais, kurie kalbės apie tai, kaip jums užsitikrinti, kad jūs gyventumėte saugiai, ar iš tikrųjų ta vieta, kurioje jūs esate, yra saugi ir kartais netgi kai kurios smulkmenos padeda jums išvengti galimų nuostolių ar kažkokių tai nemalonumų susijusių su nusikaltimu. Taigi paskutinėje skaidrėje aš noriu Jums padėkoti už dėmesį, už laiką, kurį skiriate klausydami mane. Ir čia yra mano kontaktai. Jeigu turite minčių, idėjų ar apskritai norėtumėte gauti daugiau informacijos, visuomet nesivaržydami kreiptis. Ačiū. Ačiū Laurai. Be abejonės, tai mums labai svarbu per sodų bendrijų prizmę. Ir tęsiant tą temą, aš norėčiau iš karto pakviesti pasisakyti Gintarą Mažintą, viešosios policijos skyriaus viršininką. Ir taip mes nutarėm pridėti žodį, kad geriau skambėtų ir komisaras. Ačiū jau atrodytų. Ačiū Jums labai. Galima iš karto antrą skaidrę. Nes jūs turbūt visi pavargot ir aš norėčiau truputį su humoru. Patį, net nežinau, kvailiausiai prisvilusi blyną jūs ką tik tai matėte. Kažkoks nesaugus kaimynas paskambino į policiją, kad 6 automobiliai pastatyti galbūt pažeidžiant eismo taisyklių reikalavimus, vietoj to, kad užeitų čia ir pasakytų, gerbiami kaimynai, jūs pastatėt blogai mašiną, gal galite patraukti. O dabar kas? Kam nuo to buvo geriau? 6 žmonėms ne. Policininkai turėjo reaguoti ir prigaišti laiką, bus, aišku, kažkokios tai nuobaudos taikomas, o ar tam kaimynui, kuris paskambino, tai tapo geriau ar ne? Aš tikrai nežinau, aš manau, kad tas kaimynas turėjo čia ateiti ir visiems pasakyti. Ir
jeigu nėra nei vieno piktybinio žmogaus, tai iš tikrųjų kiekvienas patraukia tą automobilį. Štai dabar mes išvedėm būtent jūsų balsiuose, kas yra labiausiai paplitę kokie nusikaltimai. Be abejo, matot, kad dominuoja vagystės įsibrovusi patalpas. Jų padaryta 48. Kitos vagystės, tai čia daugiau turima nuo automobilių ir iš automobilių. Mes, policininkai, turėjome atokvėpį, kai buvo visiškai šalta, -20. Iš esmės mes šiek tiek džiaugiamės, kadangi kai tik atšilo oras, iš karto kasdien po 8 arba 10 vagysčių iš automobilių. Be abejo, žinot, kas daugiausiai yra vagiama veidrodėliai, parktronikai, blogai paliktos rankinės, ta prasme, ką palieka, viską vagia. Galima kitą dabar. Ir štai įvykių skaičius pagal gatves. Nežinau, kur kas gyvenat, matot, kur yra Žaliųjų ežerų gatvėje. Taip, atsiprašau, čia yra būtent vagystės. O čia kas yra žinoma? Taip, bet čia išsitrynė, aš labai atsiprašau, kad gatvės. Dabar žiūrėkit, šitą palikit dabar. Noriu paklausti Balsių bendruomenės pirmininko. Kodėl su policija dar jūsų bendruomenė nėra pasirašęs saugios kaimynystės sutarties? Mes Balsiuose, kuriuose gyvena, kiek žmonių Balsiuose gyvena iš viso? Su apylinkėm gyvena virš 7000, tačiau viduje apie Balsių mikrorajone apie 3000 žmonių. Tai va, gyvena tiek žmonių, o mes esam pasirašę sutartis ir realiai dirbam tik tai su 2 grupėmis, kurios iš viso turi 50 žmonių. Tai tarkim, tobulėjimui tikrai yra kur tobulėti. Dabar aš noriu jums irgi vėliau pristatyti, iškart pasižiūrėkit, kokia yra nauda. Parašyta pas mus, kad Vėliavos Sodų gatvėse užregistruota 15 pranešimų, ar ne? Tačiau Žuvėdra 2, kuria, jeigu aš neklystu, Vėliavos 7 gatvė yra, nei vieno įvykio nebuvo. Bet aš galiu apie nusikalstamos veikos nebuvo. Aišku, galėjo būti administraciniai kažkokie pažeidimai, o nusikalstamų veikų nebuvo. Galima kitą. O štai Sodžius 4 irgi yra Kryžiokų 5 gatvė. Štai įvyko tik tai 3 veikos, pagal kurias buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai per 1 metus. Nors iš viso užregistruota 103 įvykiai būtent Kryžiokų ir Kryžiokų Sodų gatvių teritorijose. Tai aš manau, kad viskas įvyko tik tai tų pačių budrių kaimynų dėka, kadangi ir pasaulinė praktika rodo, pacituosiu, buvo apklausa atlikta Amerikos kalėjimuose, kas atgraso įsibrovėlius, būtent tie, kurie įsilaužė į patalpas labiausiai. Ir atsakė jie patys, mus labiausiai atgraso stendas saugi kaiminystė, kadangi velniai žino, iš kur žiūri tave, iš kur tave stebi ir kas gali pastebėti. Galima sekančią skaidrę, iš tikrųjų nedaug. Taip, ir dabar ačiū Rimantui, ačiū tam žmogui, kuris pateikė informaciją Rimantui, gavom labai greitai pranešimą, kad Kryžioko 6 gatvėje iš 2 automobilių degalų vagis buvo. Policijos iš esmės niekas nekreipė, tačiau aš dabar neatsimenu, ar per Facebooką jūs man, ar taip, parodėt šitą, aš irgi esu prisijungęs. Labai staigiai mūsų policijos pareigūnai nustatė, kas tai yra, nes iš tikrųjų tas žmogus buvo jau 3 kartus prieš tai baustas ir iš tikrųjų kriminalinės policijos pareigūnai žinojo, kas tai yra, nustatė per 10 dienų supaprastintas procentas viskas pateikta į teismą. Tik tai viena yra nelabai gerai, kadangi šiek tiek pasikeitė įstatymų traktavimas, anksčiau įsibrovimas į tą kuro vaką buvo laikomas, kad tai yra vagystė pagal baudžiamąjį kodeksą. Kadangi dabar šiek tiek yra aukščiausiojo teismo išaiškinimas, kad šita vagystė jau dabar, jeigu nėra vieno MGL padaryta žalos, tai įsivaizduokit, kiek čia 25 litrai turi būti, dar daugiau 28, kad būtų MGL, tai tada užtraukia tik administracinė atsakomybė. O čia yra tada areštas tik tai iki 30 dienų. Na, bet pažiūrėsim, gal vieną kartą areštas, antrą kartą gal bus geriau. Kitas skaidrė galim. Dabar aš atėjau daugiau į klausimus atsakyti, tik tai gaila, kad labai mažai laiko liko.
Ir man ponas Rimantas iškart pasakė, saugumas poilsiavietėse. Tai yra iš tikrųjų pakankamai sudėtinga užtikrinti mums vieniems savo jėgomis. Tačiau ketvirtadienį pasiskambinau su savivaldybės saugaus miesto departamento vadovo pavaduotojais pakalbėjom ir jiegi turi savo iš viso apie 80 žmonių, kurie rūpinasi saugumu Vilniuje ir iš tikrųjų mes pradėsime bendradarbiauti. Jie turi savo patrulius, mes turim savo patrulius ir vienas kitą dengsim tokių žodžių. Tai jie patruliuos, tai mes patruliuosim. Iš jūsų paprašom, tai irgi turit fotoaparatus, turit kitas filmavimo priemonės, turit galų gale akis. Jeigu pamatot esminius tokius pažeidimus, kur iš karto reikia reaguoti, skambinat 112. Jeigu pažeidimai yra paprasti administraciniai, tarkim, ten šiukšlinimai yra tie patys automobiliai ant jos, tai praneškit mums elektroniniu paštu. Aš paskui parodysiu, kas už jūsų teritoriją atsakingi. Galima truputį atgal? Režisieriau. Papildomi patruliavimai. Dabar pagal jūsų skundus ir pagal įvykių paplitimą mes koreguojam patrulių rinktinės maršrutus. Ir iš tikrųjų mums labai svarbu, kad jūs nebūtent skambinėtumėt visą laiką 112, kad štai ten automobiliai statomi, ten statomi, kad mes turim iš karto sureaguoti. Reagavimas gali, iš esmės reagavimas į tokius pažeidimus smulkius nelabai ką išsprendžia, kadangi tai yra tokia didelė problema. Jeigu arba mums reikia atsisakyti pusės automobilių, kur vilniečiai turi įsigiję, arba reikia plėsti būtent tas parkavimo zonas. Na, ir vienas variantas įmanomas, ir kitas įmanomas, reikia žiūrėti, kuris yra geresnis. Tai todėl mes sumuojam jūsų pranešimus, kur daugiausiai yra tų pažeidimų ir paskui, aš net nežinau, galbūt mums ir savivaldybė padės, nes jie lygiai taip pat įgijo tą pačią teisę bausti už automobilių parkavimą. Tai galbūt mes pasidalinsim tos darbus, o jeigu ne, tai dirbsim atskirai, pažiūrėsime. Bet pagal jūsų pranešimus, o ypač pranešimus ten, kur dažniausiai plėšimai vykdomi, chuliganizmo atvejai, viešos tvarkos trikdymai, mes pagal tai koreguosim maršrutus ir patruliai vyks ir aiškinsimės laiką, kur dažniausiai tokie nusikaltimai padaromi ir stengsimės kuo dažniau ten būti. Taip pat nuo balandžio mėnesio startuoja projektas, būtent VRM projektas, kuriam savanoriai bus jaunimas pritraukiamas, tas, kas baigia aukštąsias mokyklas ir iš karto negauna darbą. Mes ir kartu populiarindami savo profesiją kviesimės juos kaip savanoriais, patys būsim mentoriais, apmokysim juos ir pasistengsim, bet kadangi aš asmeniškai turėsiu kokį 10-12 savanorių, turėsiu padalinti po visą pirmąjį policijos komisariatą, tai mes pabandysim ir nukreipti juos ir į Balsių šitą policiavietę ir kažkur kitur. Bet tam, kad mes žinotumėm, kur nukreipti, mums nepakankama vien mūsų tos registracijos oficialios. Mums reikia ir tą latentiką truputį mažinti, juk ne visi kreipitės, kai iš jūsų kažką tai pavogė. Ateinat pagalvojat, 300 litų. Tiek jau to, nesikreipsiu ir informacijos nepateiksiu. Tai net jeigu nenorit oficialiai kreiptis, informuokit mus ir to vėliau pasakysiu kokiais telefonais. Jaunimo užimtumai aš labai puikiai pritariu. Oranžinis kamuolys, kaip jūs sakote, mes patys dalyvaujam naktinėse krepšinio turnyruose. Aš, aišku, jau veteranas kaip krepšininkas, anksčiau VPK rinktinėje žaidžiau, bet aš jau jau seniai. Ir iš tikrųjų mes, jeigu jūs pakeisit organizuosit, ir aš manau, čia net daug nekainuoja, aš tas važiuoju tos taurės, ten 30-40 litų kainuoja apie medaliai, tai iš tikrųjų tą jaunimą galime įtraukti. Taip. Jeigu pasirašysim tokios kaimynystės sutartį, šiek tiek šantažuoju. Ir labai elementarus dalykas, tai yra kioskas, ar ne? Kioskas, tai čia įvardėjau, kad visi pasijuoktume. Bet juokais, o iš tikrųjų pardavinėja tas kioskas, kaip sakėt, nepilnamečiams alkoholį ir tabako gaminius. Mes be abejo jį kontroliuosim, lygiai taip pat ir jūs mums galite suteikti informaciją, kada nufotografuota žmonės. Mes savo nepilnamečius irgi, nepilnamečių reikalų inspektorius jos pažįsta. Ir ne visada administracinės nuobaudas pajėga. Tarkim, tas prekeivis, kuris pardavė nepilnamečių tabaką, berods 250-500 litų baudą gauna. Nežinau, ar tai jam didelė ar ne. Tačiau įstatymė yra numatyta, kad pačiam kiosko savininkui jau taikoma ekonominė sankcija, kuri ten siekia iš pradžių 3000, paskui, jeigu neklystu, nuo 5 iki 10. Ir jeigu ta veikla yra vykdoma sistemingai, mes galim teikti pasiūlymą savivaldybės atitinkamam padaliniui, kad dėl apribojimo veiklos ir netgi licencijos atėmimo. Bet čia jau paskui sprendžia savivaldybė, nors iš tikrųjų mums pavyko keletą ir tokių
naktinių, šnipų tų vadinamų, ar ne, kur daugiausiai nusikaltimų buvo kaip naktida ir ten kiti, kai kuriuose vietose iš tikrųjų apriboti tą laiką. Ne viskas pavyksta, bet kartais pavyksta. Ir dabar sekančią skaidrę galima. Štai yra pagrindiniai žmonės, kurie aptarnauja būtent balsius. Marius Zinkevičius anksčiau buvo nuovadų viršininkai, dabar jie vadinasi vyriausiai tyrėjai. Jis atsakingas už visą teritoriją. Vyresnioji tyrėja Lina Milašienė, jinai kol kas yra atsakinga už darbą su bendruomenė. Be to, kad jinai turi savo daug pareiškimų ir skundų žmonių, kur tyria, tai jinai dar ir atstovauja saugiai kaimynystei. Nors aš labai daug tikiuosi, kovo mėnesį bus paskelbtos atrankos pas mus į bendruomenių pareigūnų pozicijas, tai tikiuosi, kad mums pavyks atrinkti iš tikrųjų žmonės mokančius bendrauti ir žinančius, ko reikia ir bendruomenė, būtent policininkai, kad žinotų, ko reikia bendruomenė, o bendruomenė, kad žinotų, ko reikia policijai. Ir man netgi, Rimons, kad čia buvo ryšė, neatsimenu, išsakytas mintis tokia, kas yra savivalda, ar ne? Jūsų buvo. Taip, tai vat ir buvo, kad savivalda tai yra patys žmonės, tai yra ne kažkoks tai darinys padarytas, kur antra vykdomoji valdžia. Ne, savivalda esate jūs patys, ta valdžia, kuri įgyvendinat viską savo teritorijoje. Aišku, kompetencijos ribose. Sekančią skaidrę galima. Štai dar yra du pareigūnai. Turbūt Nelė Mikalovskienė iš kairės, kur visi pažįstate. Tai yra pareigūnė, kuri ilgą laiką dirbo viena šitoje teritorijoje. Dabar atėjo tyrėjas Justas Švedas iš mūsų. Ačiū Dievui, kad policija pildosi vyrais. Iš tikrųjų nesu genderistas, bet norėčiau, kad būtų bent per pusę. Tai pas mus tam poskiriui, kuriam vadovavau anksčiau, tai buvo, atsiprašau, 70% moterų. Dabar jau išsilyginau, dabar esant 50-50. Bet tai yra labai gerai, bet norisi, kad tas ir būtų balansas išlaikytas. Galima sekančią? Vadinasi, kuo aš dabar norėčiau pabaigti? Iš tikrųjų, saugios kaimynystės programa, jinai pradėta 2007 metais. Tačiau jinai buvo taip palikta likimo valiai ir galiu pasakyti, jos vystymui berods valstybė skirdavo po 20 000 litų kasmet. Aš teisingai sakau. Ir tą 20 000 reikėjo padalinti dar berods per apskritis. Ir kiek žinau, Vilniaus, pavyzdžiui, policija prevencinėms priemonėms gaudavo 4 000 litų per metus. Tai čia ir tam pačiam švietimo organizavimui ir kam nori. Žodžiu, lankstinukus mes dabar darom patys. Aš labai tikiuosi, kad Laurai kūrė asociaciją, kad tai yra padės. Policininkai ne visada gali dalyvauti projektuose, gali būti kaip partneriai. Ir vienas toks yra dalykas, kur irgi dabar Laura vykdo, tai yra patariamųjų tokių filmų, ar ne, kaip klipų darymas. Ir ten dalyvaujam ne tik tai policininkai ir bendrasis pagalbos centras. Ir aš manau, Facebook'e yra kol kas tik porą tokių paskelbtų, nes projektas nesibaigė. O paskui bus jums irgi skelbiama, nes aš manau, kad tie patarimai yra geri ir skaito profesionalai. Iš tikrųjų, porą dalykų pasakysiu, ką jūs turite daryti. Jūs dėl dviračių takų dabar minėjot praplėtimo. Labai puiku. Dviračių vagystės yra viena populiariausių vagysčių rūšių. Ateikit pas mus arba mes pas jūs ateisim, susitarėm, pažymėsime tos dviračius. Yra dviejų pažymėjimas, yra slaptas ir yra neslaptas, tai automarkerių. Mokyklai darė čia jau. Darom dar. Jeigu pradėsit tokius daugiau dviračių turėsit. Ir antras dalykas, labai sudėtinga yra grąžinti pavogtus daiktus, suradus juos. Kadangi žmonės dažniausiai neatsimena, nuo būdų turi nešiojamus kompiuterius vienodus ir paskui pabandyk atskirti, nesant, jeigu yra šitos smegenys ištrintos, kieno tas kompiuteris. Tai paprastas kriminalisto patarimas. Visus vertingus daiktus, kuriuos laikot namuose, nusifotografuokit ir laikykit su visais dokumentais, kurių vagis niekad nepalies, kam jums tie dokumentai, jam daiktas reikalingas. Bet paskui mums atpažinti, o iš tikrųjų, tarkim, vagysčių skaičius išaiškinamas yra nelabai didelis, 25-30% maždaug tiek sviruoja. Tačiau tai nereiškia, kad mes nesurandam tų gaujų ir tų grupuočių, kurios padaro. Mes jas surandam, bet ne visus pažeidimus, nusikaltimus įrodom. O štai, jeigu rasim pas jį tą daiktą šitą planšetinį kompiuterį, kurį bus gerimas rytis susifotografavęs ir mes turėsim tos duomenis, mes ir tą epizodą įrodysim, tą žmogų nuteisdami ir grąžinsim tą planšetinį kompiuterį. Tai ačiū labai ir laukiu sutarties pasirašymą.